Taip. Jis net. Gerai. Ar gerai tau čia? Kur 3 kartus. 3 kartus, kur buvai 3 kartus? Ligoninė? Ligoninė jau? Vieną kartą. Ir nupjovė. O kas buvo? Paaiškino, kas buvo kojai? Sakė, Palaukis, kai lėtai šnekate, aš suprantu. Supranti? Jo. Kas buvo, koja skaudėjo? Jo. Žinok, jo, skaudėjo koja ir čia, Matai, šitą koją, jeigu mėlynuot, aš buvau girdėjęs, kad mėlynuot koją pradėjau. Jo, o sakyk, o tu gali pasikelt už čia pasiėmęs atsisėst? Gali, biškutį. Biškutį gali atsisėst, bet taip sėdėti negali. Ar gali? Aš galiu. Dabar dievuliau, ką tu ant vienos kojos kur paeisi? Jo niekur, absoliučiai niekur. Taip, dar anksčiau tai dar galėjai pasiremdamas kažkur pavaikščiot, o dabar, taip, dabar nieko. Taigi atvažiavam aplankyti tavęs. Eugenijau, pasakyk, kas tavo dokumentus atvarkė ir išvežė? Nežinau, kažkur. Nežinai? Va, aiškiai sako, kad nežino, kad dokumentus, kas sutvarkė. Aš negaliu. Kas sutvarkė? Nu, matai, aš nesuprantu, kas sutvarkė. Tau sutvarkė dokumentus, tai yra Nijolė Jegelevičienė. Taip, jinai sutvarkė. O kodėl, kokie jinai turėjo teisę sutvarkyti? Aš turėjau tvarkyti dokumentus. Sesuo turėjo tvarkyti. O kodėl jinai tvarkė dokumentus? Ir dar su pavogtais duomenimis. Kodėl? Norėjo tave kuo toliau išvežti nuo sesers ir nuo mamos. Taip, Eugenijau. Jo. Dar vieną dalyką pasakysiu. Tu nenustepk. Mama mirė. Mama mirė. Ir tau niekas nepranešė. Niekas nepranešė. Niekas nepranešė. Mama mirė sausio 14 dieną. Palaidojau 16 dieną palaidojau. Ir tau niekas nepraneša, nes tu čia atvežtas tiesiog slaptai nuo mamos ir sesers. O tai padarė Avižienis Rimas Seniūnas su Nijolė Jegelevičienė, Nemunaičio seniūnijos socialinė darbuotoja. Taip, jinai čia pat. Taip, tave atvežė čia slaptai. Atvežė ir laiko dabar vat slaptai. Ir ligoninę išvežė, matai, koją nupjovė. Matai koją, gal kažkas blogai buvo? Nu. Tau nepasakysi. Taip. Nu, tai va. Taip, iš tikrųjų yra žiauru. Yra labai žiauru, kai taip elgiasi su sunkios negalės žmonėmis. Vagia tapatybės kortelės duomenis ir išveža slaptai nuo mamos į sesers. Eugenijau, tu turi seserį dabar. Turėjai mamą, kai dokumentai buvo tvarkomi Nijolės. Kodėl jinai tvarkė Jegelevičienė Nijolė? Aš turėjau tvarkyti dokumentus, nes aš sesuo. O jinai viską darė slaptai. O kiek, kad buvo?